ką sveiki. Sugalvojom dar vieną nesąmonę. Važiuosim kažkur. Neaišku kur. Tiesiog sugalvojau link vienos krypties važiuot. Ką bandžiau prisipūst padangas, bet nežinau, kažkas neim. Bandai pūst, bet tie barai tiesiog krent. Nežinau, kažkur praleidžia tą orą. Bandau stumtis į degalinę. Gal čia bus prisipūst normaliai. Eik savo palikau kamštelį ventiliaus. Žodžiu, pavalgiau, pasišildžiau biškim, nuotaika pakilo. Nes jau yra ką veikt minant tokiam šaltį. Na, aišku, čia nėra kosmosas, bet ne tai kaip prieš 3 savaitės trumpom ragojom myniau. Pagaliau saulytė išlenda. Pagaliau. Eik, tu taip jau niūrų buvo prieš tai. Dabar iškart geriau. Nu, įvažiavau miškelį. Eik, tau gera. Jau buvau pasilgęs. Ne gatvės. Gamtos. Ramiais tokiais takiukais, kur mašinų nėra. Miela malonu. Užsukau pardę, kažką reiks pasiimti, pavalgyti vakarui. Įkurta vietinė parduotuvėlė. Kažko pasilepint, paskanaut, pagardaut. Nu ką, išvažiuojam į magistralę. Let's go. Biški greičia dabar padarysim, nes ten taip lėtai įdėjau. Žiauriai lėtai įdėjau. Jau yra pusė 2 valandų dienos. Aš dar ten nuvažiavau kokį 14 kilometrų jaučiu, gal 20 kokį maks. Nu 25. Tai čia žiauriai mažai. Vidutinis greitis 16. Kur tai matyta? Nu ką, užsidėjau vėl veidrodį, pasijungiau muzoną, dabar varysim. Man ženklas, kurį pravažiavau, pasakė, vis girdai, aš jam atsakiau, dar vis girdau.
Ką tik prabėgo? Eik tu savo! Nespėjau nufilmuoti. Ką tik prabėgo, nežinau, elniai briedžiai čia su ragais belia kokiais. Ką tik ten kažkur nubėgo. Na, kur čia mes esam? Kažkokia prudokšnė. Na, gerai. Sugalvojau, kur važiuosiu. Ok, varysim prie Paršežerio ežero. Ken 3 kilai. Ką, sustojom suvalgyti hematogeiną. Biškai pavalgyti jau noris. Ten tiem blynais jau sulinda, išgaravo. Ir reikia biškai pasistiprinti. Mano average speed šiandien yra 17,5. Bet fiziškai taip neatrodo. Atrodo, kad velkos kokį 15 km per valandą greičių vidutinių. Kažkaip atrodo, kad nieką beveik nenuvažiavau dar. Blemo šalta ryko ryt. Blema, važiuoju, kažkaip išėjau žemėlapį. Tas užventis čia visai netoli turėjo būti, atrodo. Bet dabar jau kaip nesimato. Atrodo minų ir minų. Blema, važinę pravažiavau. Buvo kažkoks įsišakojims. Sankryžai. Pagal nuotą važiavau. Nu, nežinau. Blema. Nu, davai. Specialiai dabar nežiūri žemėlapį. Nuvažiuosi, ten nuvažiuosi. A few moments later. Blema. Eikit savo. Kaip aš palapinį gersiu šiltą arbatą. Aš jau svajoju. Čia sąlygos ne per dėkingiausios. Ką, liko kokie, nežinau, gal 20 keli kilometriukai iki Paršežerio ežero. Kaip jau sakiau, ten nusimatęs aš esu pernakvot. Šiaip tai nice. Dabar tik neužsigrėbiau daug kilometražo, kaip prieš 3 savaitės, kai Biržus važiavau. Tai dabar netoks stresingas tas važiavimas, toks, kai gali sustot, kažką pasitvarkinėt. Šiaip daug mažiau eismo. Lyginant ten su Biržų maršrutu. Čia iki Užvenčio buvo gal šiek tiek daugiau tų mašinų ir kelias blogesnis, bet po Užvenčio tai miela malonu. Žiūrėkit, nu pažiūrėkit. Tokia ramybė. Sun is shining. Samoški, pareinu. Vakarop jau, vakarop. 5 jau beveik. Pažiūrėjau, nu, iki Paršežerio 15 km, iki Lūksto
ežero 10 jau. Nu gal bandyt reikia iki to Parašė ežere. Aš jaučiu, kad ten mažiau šansų, kad bus žmonių. Tam postulėso bananą, nes jam jau šakės biškai prispaudžiau. Vargšų nepasisekė. Blemba, šalt jau. Jeigu čia taip šaltų, blemba, gal ir net nevarysiu aš iki to Parašė ežere. Na ką čia? Biški Japonijai atlėkiau lengvai greitai. Pakeliai buvo vis tiek. Interaction su čiabuviais. Tokias milkos kimarin. Kaip iš reklamos. Eik tu sau, kiek lapų. Žiūrėk, čia jau ruduo atėjęs. Bet nieko, to išvažiuosim iš rudens. Išvažiavom. Nu jo, šaikelis čia yra. Oba. Atvarėm pagaliau. Dabar tik reiks susirasti gerą atokų spotuką. Blema, nepasiėmiau plavkių. Gal būčiau užsimaudęs netyčiai. Kas čia žino? Veik bežiūr, čia gražu. Tik ten žmonės kažkoks dzedas šmiriniai. Nežinau, kokie jie ketinimai. Teikios pasišalins. Man gerai ir vienam, tiesą pasakys. Opa, aš jau čia įsikūriau. Kokie sūrus bomžpakiai. Blema, susivarau tik tais vieną prieskonių pakelį ant 2 pakelių bomžpakių. Bet vis tiek belekai aštru ir sūrų. Ir blema, labai daug vandens nupyliau, tai dabar sausa. Kaip aš čia įsitaisęs. Kažkaip įsitaisęs. Paskaičiau biškį knygą. Einu miegot. Labanakt. Nu ką. Gerą rytą visiems. Nu, ką galėčiau pasakyti, miegojau šiaip tikrai ramiau, ženkliai ramiau, nei tada, kai miegojau Biržuose. Čia tokiesnė vieta nuo kelio, nuo tos aikštelės mašinų. Dabar tiesiog, kai su didelė palapinė, tai viskas prie mano akių. Nu ir tas nesarkofagė miegojimas. Tai tas nais, bet vis tiek prabadinėjau šiaip žiauriai belekaip daug, nes vėjas didelis buvo, čia ta palapinė draskėsi šonus. Varysiu dabar pasidaryti pusryčius. Pamatysit, kokį aparatą, agregatą nusipirkau. Tai dabar testuosim valgyt gaminimui. Nu ką, kaip atrodom rytą? Vandens filtras.
Sveikatėlė. Verda. Verda košė. Bus gerai. Eina savo. Tik dabar pajudėjau. Spėk kiek valandų. Vienuolika valandų. Paskutinį kartą. Nepamenu, kada taip būčiau vėlai išjudėjęs. Iš campsite'ą. 11 valandų. Nu, daug naujos įrangas. Dabar vėl toks, kaip pirmą klasę atėjęs, irgi nerandu daiktų, blemba. Nežinau, jau kiek daiktų buvau pametęs ten. Atotampą buvau pametęs čižinuko maišą. Ten viską jau verčiau toj palapinį, jau nervavaus. Tai žodžiu, reik priprast. Atrodo, kas čia pasikeitė, tik tais palapinė nauja, kilimuks. Nu ir tada automatiškai visas pakavimas jau gaunas jau nebe toks kaip įprasta. Žodžiu, varom, nebepezam. Tai va, pažiūrim vakar dienos rezultatus. 7,6 kg. 4,5 važiuota beveik. Greitis vidutinis. Toks vidutinis. Max greitis. Toks visai maksimalus, sakyčiau. Valandų, kaip jau sakiau, 11. Insanity, man, insanity. Ok, sakiau, nebepezu. Išsprūdo piliakalnis, tu matai, kaip pasitaiko. Kažkada jau ir man reiktų išsprausti piliakalnį. Tokį greitą užkanduką. Kažkur gražiam vaizdelyje. Čia yra Užvenčio dvaro parks, man rods, taip vadinas. Kaip gera važiuot palei vėją, aš negaliu. O dar kai pavalgai maisto, pavalgai guminukų. Visi lygiai užkrauti maksimaliai. Muzikėlė eina. Miela malonu, mašinų nėra. Pasaka. Big jet plane. Nu, man atrodo, kad čia. Bandom. Koks yra čia steroids, sakyčiau. Ta saulė taip gerai veikia. Muzika yra beveik koks motivatorius, bet saulė. Na, aišku, irgi nuolat švies saulė taip priprasi. Nevertinsi, bet kai visą dieną būna debesuota, tada išlenda, tada gyvenimas vėl gražus.
Oh yeah. Iš vis pasitaisė orelis. Kas galėjo pagalvoti? Rytas toks apsiniaugęs buvo. Nu ką, porą gurkšnių vandens ir damušam. Eik savo, kaip gera buvo pro tą miškiuką prasilėkti. Vingiuotis takeliais, kokį bėgiuką ir dviratininką prasilenki. Tokie visi atrodo draugiški, šypsos. Ten atrodo gyvenimas verda lėčiau. Čia lyginant su gatve, su keliais. Oi, da filmuoju. Nu ką. Grįžom namo. Nu ką, davai Simonai, greitą sklandžią refleksiją. Šiaip kelionė superinė. Vakar diena buvo sunkesnė dėl vėjo, dėl šalčio galbūt rytą. Bet vat nuo pat atvažiavimo į camping site pasijuto tas tikras kaifas toksai. Supratau, kad nesu per daug pavargęs, dėl to, kad neapsigrėbiau daug kilometrų. Sustojau užventės šiandien bei ten, šiaip nereikėjo taip skubėti. O ir tasai Kurtoven regionas, tai pasaka. Žodžiu, kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad ne kilometrai ir ne kelio kokybė lemia geriausius prisiminimus. Tai va, čia bus antras video mano YouTube'ai. Jau tikriausiai supratot, jeigu pažiūrėjote iki čia. Tai va. Dėkui, kas žiūrit, kas laikinat. Dėkui už gerus atsiliepimus. Ką, dėkui ir iki.